Sveiki, draugai. Labas vakaras. Startuojame su laivu apie stogus. Ir šiek tiek, aišku, apie statybas. Man, žinokit, nebuvo dar nei vieno tokio, gal ir yra buvę, bet pagrindiniai dabar laivai visi eina taip su stresu, žinokit. Praeitą kartą kažkas susipjovė su mikrofonu. Beje, parašykit, ar girdisi mikrofonas, ar normaliai girdžiuosim. Šį kartą Facebookas atsinaujino, reikia sudėti kažkokias naujas varneles, kažkur tai kažką naujai pažymėti ir aš čia jau pasimetęs, pasipuošęs, apšvietimą pajungęs, jau spaudžiu live, o jisai dar sako, nėra ryšio, dar eik ten, bet išsiaiškinam. Tai va, praeitas laivas prieš savaitę buvo toksai labai, sakyčiau, intensyvus, labai daug buvo klausimų ir aš galvoju, galbūt jau prasidėjo stogų sezonas. Ir reikia girdisi. Ačiū. Mindaugai Labuks. Ir aš žiūriu, kad aš kartais nutrūkstu nuo ryšio. Bet, ryšį. Taip. Tai buvo labai daug buvo žiūrovų, daug klausimų. Tai aš galvoju, galbūt jau reikia pradėti laivus daryti kiekvieną savaitę. Pažiūrėsiu. Kas pirmą kartą pasijungęs prisistatysiu. Esu Eugenijus Mačiukas, prekiauju pagrindė plieniniais stogais, plėvelėmis, lietaus sistemomis. Pareklamuosiu savo PDF knygą. Toj įmesiu nuorodą aš jums. Galite iš čia ją atsisiųst. Ir kas aš toks, kad čia dabar darau tos laivus. 15, gal 16, gal 15 metų bus, kai prekiauju stogais. Ir prisižiūriu, prisiklausau, prisifilmuoju. Jūs mane gerai padrožėt, kai nusišneku. Vaizdas atsilieka. Nu šito, tai ta prasme nesutampa su burna garsas, bet bent jau mintį suprasit. Gal nors tiek, paskui reikės man panalizuoti. Gerai, tai va kas aš toks? Tai va daug su tais stogais sukuosi ir šitose laivuose aš atsakinėju į jūsų klausimus. Tai nėra seminaras, kur aš čia atsisėdu dabar, atkalu kažkokį tekstą, kažkokią informaciją. Tai yra skirta atsakyti jūsų klausimus. Ne visus klausimus aš žinau. Lagina vaizdas. Pas mane rodo geras. Interneto greitį pasirinkau gerą. Tiksliau, kaip pasirinkau, patikrinau, kad buvo geras. Nu žiūrim, kaip pas kitus vaizdo kokybė ir garso kokybė, nes čia jau tokio dalyko aš labai nesužiūrėsiu. Facebookas atsinaujino, matau, netgi man jisai rašo, kad laivą negaliu daryti ilgesnį negu 4 valandos. Gerai, dabar pajungsiu jūsų komentarus ir neišsigaskit, aš jau matau biški bardakas, yra biški, truputį. Truputį man yra užšokę komentarai ant vaizdo. Spaudžiam šitą ir mes patraukime kad visi matytų jūsų komentarus. Nu va, dabar gražu. Gerai, tai dabar dar aš pažiūriu šičia. Iš tikrųjų aš lauksiu jūsų komentarų. Gal va šitaip. Gražu. Lauksiu jūsų klausimų, komentarų. Jeigu jų bus laivas. Jeigu nebus, tai reiškia per dažnai darau. Reiškia reikia daryti rečiau. O aš turiu. Taip, dabar grįžtum į eterį per šičia. Ir jau. Taip, ką rašo? Artūras stringa vaizdas, Anglijoje gerai. Nu va, kaip faina, kai žiūri iš kitų šalių, iš tikrųjų labai faina, kai parašote. Karts nuo karto atsilieka vaizdas. Lagina. Ką aš galiu padaryti? Garsas geras, vaizdas pagibinėja. Nu jo, čia jau šito dalyko aš sukontroliuoti negaliu. Kaip bus, tai bus. Beje, šito laivo įrašą, aš visą laiką darau į kompą įrašą ir galima YouTube'ai stogo danga puslapį pasižiūrėti. Galima ir šitam Facebook'e liks įrašas. Tai aš tikiuosi, kad įrašą Facebookas padarys gerai. Iš tikrųjų, šitas laivus darant, aš kaip pastebėjau, kad esi labai priklausomas nuo Facebooko. Nuo jo politikos, bajerių ir panašiai. Na, turim, ką turim. Nes, pavyzdžiui, prieš 2 savaitės, kai norėjau daryti laivą,
Facebookas buvo pastrigęs. Ir tada nieko, kaip sakant, negalėjau padaryti. Labas, Rolandai. Tai vat, dabar pradėsiu nuo pirmo klausimo. Iš tikrųjų, prieš pusvalandį gal prieš valandą gavau užklausimą į Stogo danga puslapį apie kažkaip įrengtą stogą. Aš kadangi čia ruošiausi visą šitą techniką, kad tvarkingai pasileisti, tai daug nesigilinau ir tik tai paklausiau, ar galiu aš tą klausimą viešai per laivą parodyti ir kartu panalizuoti su jumis, nes galbūt turėsite irgi įdomių pastebėjimų, nes tam buvo pridėta nuotraukų. Tai jungiu savo ekrano vaizdą, ten sutiko žmogus ir tada mes kartu pasižiūrėsime, ką man čia atsiuntė. Aš pasidalinau savo knygą. Nepasidalinau, aš nuorodos neįdėjau, arba jau ją nustumė. Gerai, dar kartelį įmetu šitą tą nemokamą knygą ir mes eisime prie reikalo, nes man kažkodėl nerodo. Iš kokių medžiagų gaminat stogus? Vidas klausia. Vidai, mes stogų... Gal aš kitaip, nuo kito galo pradėsiu. Aš prekiauju stogais, bet aš jų negaminu. Tuoj įmesiu aš jums nuorodą. Tai yra plieniniai stogai, mano pagrindinis arkliukas. Ramūnas. Gerai, tai jie yra iš plieno dažyti poliesterio ar vaporalo padengimu. Kur maniškiai, šitą ką aš noriu jums parodyti. Noriu jums parodyti stogo danga. Eisime į mano Facebooką. Jungiam. Sveiki atvykę į Facebooko žinutės ir čia yra klausimas. Labą dieną, norėčiau pasidomėti, ar atliekate sertifikuotą stogo ekspertizę. Tai yra, mums reikia konkretaus galimai esamų defektų lapo, kad projekto vystytojas į tai atsižvelgęs imtųsi klaidų šalinimo. Ačiū, miestas Klaipėdos rajoną, Kelmiškės kaim. Nesvarbu. Deja, oficialių raštų aš negaliu padaryti. Prisipažįstu, esu savamokslis. Neturiu reikiamų atestatų ir dokumentų, kad mano pastebėjimai arba mano kolegos Vaido, kai ką mes kartu tai darome, būtų galima naudoti teisme. Taip mes važiuojam į objektus, konsultuojam, ieškome bėdų, kur kas leidžia, kur kas bėga, kas blogai, bet teisiškai to mes negalime padaryti. Taigi atsakiau, čia skubėdamas, labą dieną, dėja ne. Bet gaunu toliau klausimą. Gal tada galite padėti kaip... Žinokit, aš dabar skaitau pirmą kartą šitą laišką. Pamačiau nuotraukas, galvoju, bus įdomu jums irgi pasižiūrėti, ir paklausiu viskas. Dabar skaitau pirmą kartą, kas čia yra ir visiškai nesu pasiruošęs namų darbų šitai situacijai. Gal tada galite padėti, kaip yra su skardinė stogo danga? Kokia yra teisinga tokio proceso eiga ir kokios medžiagos turi būti naudojamos? Įdomus klausimas. Pas mus šlaitinis skardinis stogas, tiesus, didžiausia bėda, didesniam vėjui esant bildėjimas. Čia stak. Čia dažnas atvejis. Pasižiūrim iš arčiau. Čia bus klasikas ir ant stogo, ir ant fasado. Čia jau bus... Abejoju, ar jums teisme kažką pavyks įrodyti. Tokie vieno aukšto namukai, kai kur su namo fasadinė siena tokia pati situacija, kaip ir su stogu. Taip, skaitom toliau. Sprendimas, kuris pasiūlytas iš statytojo, stogo danga bus sutvirtinta raniliniais varžtais, kurie sumažins skardos vibraciją, esant stipriam vėjui. Pažiūrim šitą klasiką. Čia įdomi labai tą padaryta vėjelinti, mane kažkaip tai jinai tokia čia man yra įtartina. Iš nuotraukos aš čia kažkaip tai įdomiai jinai pritvirtinta, bet gal ten yra balkiukas po apačia, gal jinai prisukta varžtais iš viršaus. Man čia trūksta informacijos su šita vėjelinti. Stogo danga, matau, yra valcuotas klasikas, lyg čia valcuotas, o gal klikas. Gal jūs žiūrit, dar kartelį pasižiūrim, koks čia klasikas. O
O gal klikas? Labai neaiškios nuotraukos. Iš nuotraukų negaliu atsakyti. Gerai, jungiu čia, pasižiūrime, ką komentuoja kiti. O, Dariau, malonu, kad parašiai. Linkėjimai Nidai. Gerai. Čia matau, vaizdas biškai pastrigo. Tik dabar apie šį stogą. Klasikas ir barška. Dažnai girdžiu šitą problemą. Aš prieš 2 ar 3 savaitės dariau specialiai laivą iš savo pastogės, nes pas mane stogas irgi yra klasikinis, valcuotas klasikas, be jokių garso izoliacinių tarpinių ir panašiai. Ir jisai nebarška. Esu matęs, susidūręs su situacijomis, kuriuose irgi barškėjo stogas ir buvo išsiaiškinta, kad arba gamintojas, buvo du variantai. Arba nesumontavo pakankamai laikiklių, nes paėmus už klasikos siūlės, jūs ten matėte, yra daug siūlių, paėmus už klasikos siūlės buvo pakelta ir jinai daužėsi. Tai va, rekomenduoju jums, užlipus ant stogo, paimti už klasikos siūlės ir pakilnoti. Jeigu tas klasikas yra ten neatsikelia, tai tada šitas variantas atkrenta. Bet ten kilnojasi. Stogdengiai teisinosi tuo, kad surūdijo varžtai ir nutrūko. Nežinau. Arba... Gerai, parodysiu. Papaišysiu aš jums. Yra valcuojamas klasikas. Valcuojamo klasikas va taip yra siūlė. Valcuojamo klasiko. Į ją šičiava įsisuka laikiklis, kuris prisisuka prie stogo dangos. Aš iš jūsų piešinio negaliu atskirti, ar tai yra valcuojamas ar klasikinis, valcuojamas ar užspaudžiamas klasikas. Bet sakykime, toje situacijoje, kur aš buvau susidūręs, tai buvo valcuojamas. Ir pakėlus už šitos siūlės, paėmus ją taip į viršų pakėlus, jinai visiškai atsikeldavo nuo grėbėstų. Taip neturi atsitikti. Stogdengiai kaltino, kad yra varžtai surūdijo per metus. Ar mes įtarėme, kad laikikliai, aš manau, kad laikikliai nebuvo sudėti. Atmestinai per mažai buvo jų sudėta va šituvą. Ir automatiškai, per metus negali surūdyti. Bet čia ne mano reikalas, ten ne mano naudoti buvo varžtai. Pats šeimininkas susitarė, kad tiesiai su stogdengiais, kad jie prisuks varžtais. Už kažkokią kompensaciją, kurios aš nežinau. Ir jau čia ne mano reikalas. Bet buvo tokia problema. Taigi, jeigu pas jumis kilnojasi už šičia, čia yra nepritvirtinta. Vienas momentas. Antras momentas, dėl ko gali barškėtas klasikas, nelygus grėbėstai. Bet iš kitos pusės, pasižiūrim, iš kitos pusės pas jumis gana lygiai atrodo tas stogas. Dar kas mažina garso tą barškėjimą, tai yra garso izoliacija. Iš kitos klasiko pusės reikia klijuoti tokį specialų poraloną, kuris mažina skardos daužimąsi į lentas. Ar jisai suklijuotas, neaišku, ar jį privaloma klijuoti, neprivaloma. Pavyzdžiui, pas mane ant stogo nėra. Ir jisai, nebaršk. Lyja, lietus lyja, bet kad pūstų ir daužytųsi ten, kai vėjas, nėra. Dažnai man žmonės iš tikrųjų skambina ir klausia, ką daryti, barška klasikinis stogas. Aš įtariu, arba ten nelygiai grėbėstai, arba jie blogai pritvirtinti, kad tas klasikas atsikelia. Pataisyti to praktiškai neįmanoma, nulupant, kad už valcuojamo klasiko nulupti neįmanoma, nesugadinant kliko irgi, nes ten dangtukas, klikas klasikas atrodo taip. Ir papaišysiu. Ir jeigu mes šitą dantuką atseksime ir vėl užseksime, jisai antrą kartą jau taip nelaikys. Tai man labai nemalonu tai sakyti, bet aš manau, kad jūs neturit kitos išeities.
ir jums teks susukti varžtais tą klasiką, kad jisai jums nebarškėtų. Nes išsiaiškinti tikrosios priežasties, dėl ko jisai ten daužosi, aš nežinau. Ir su teismais abejoju, ar jums pavyks laimėti. Ką jūs manot? Komentaruose parašykite. Ir aš sakau, kad susukit, kai man skambina ir jie nežino, ką daryti, aš sakau, susukit varžtais jūs tos stogą, nes į čerpinį stogą sukami 8 varžtai į kvadratą, čia susukit į kvadratą 1 varžtą ir bent jau turėsite ramius nervus. Bet gal kažką jūs turit, va dabar mes padiskutuokim, nes čia nėra prisuktas iš viršaus. Apie klasiką, stogo danga klikas. Tai pirmas, tada pakilnot už siūlių. Nėra balkiuko prie namo šono tvirtinta. Nėra balkiuko prie namo šono tvirtinta. Aha. Apie tą vėjalentę. O ta vėjalentė negali barškėti? Pasižiūrim dar kartą. Užsispaudžia lapas ant lapo. Sveikas jaunuolė, labas Erikai. Ar normalu, kad šitą klasik tiesiog uždeda ant medinių lotų, o tarp jų ir skardos nėra jokio izoliacijos nuo garso? Rekomenduotina dėti tokį specialų paraloną, kuris klijuojasi iš apačios skardos. Rekomenduojama. Šitose nuotrauka, nors ir apšiltinta 50 cm, vata girdisi kaip palapinėje prie ežero. Oho. Rytis rašo, gali ir 1 metrą šiltinti, jeigu nėra sandarumo, pinigai bala. Čia yra kita. Ryti, jūs esate teisus. Namo sandarumas yra labai aktualu ir jis svarbesnis, netgi už tą metrą ar 50 cm vatos. Bet šiuo atveju mes kalbam apie garsą. Turbūt pas jumis gal karkasinis namas ir tas garsas nuo grebėstų persidoda per visą konstrukciją. Nes kažkaip, toliau skaitom. Labą vakarą. Ar tiesa, kad storesnė difuzinė plėvelė blogiau praleidžia drėgmę nei plonesnė? Ne, Andriau. Ir plonesnė. Ir taip ir ne. Ir suktas jūsų klausimas. Jūsų gudrus klausimas ir aš prie jo dar prieisiu. Bet jeigu reikėtų man rinktis ar storą ar ploną plėvelę, aš geriau pasirinksiu storą plėvelę, kuri prasčiau praleidžia drėgmę, tą garą, bet įrengsiu labai gerą ventiliaciją tarp stogo dangos ir difuzinės plėvelės, kad būtų gerai ventiliuojamas tas būtent tarpas. O toliau po biškį ta drėgmė tikrai išeis iš vatos. Svarbiausia, ir gerai izoliuosiu su garo izoliacinė plėvelė, kad drėgmė nepatektų į vatą iš apačios. O toliau dėsiu storesnę difuzinę plėvelę. Dabar atsivežiau Starke Dach 200 po €10. Atsivežiau 80 rulonų, 2 paletės. €10 už kvadratą, dar internetą nesudėjau. Šiaip tai aš jos net nededu internetą, ten ir taip išperka. Tai va, tai ten yra 200 gramų į kvadratą. 3 sluoksniai. Bet dabar grįžkime prie to garso. Kolektyvas, davai pabandome išspręsti šitą garso problemą. Pa žmogų tikrai turime 5, gerai grįžtam, dar kas naujai pasijungia. Dar apžiūrime šitą klasiką. Turime klasikinį stogą. Atrodo lygus, idealus. Toliau, barška. Net per 50 cm. Kaip išspręsti? Aš neturiu atsakymo kito, kaip prisukti varžtais. Arba galima lupti skardą ir ieškoti kaltų. Ieškoti, kaip jinai prisukta. Galima ieškoti... Ar lygus grebės, tai galime ieškoti. Jeigu jie nelygus, galime tada pradėti kaldinti. Bet jeigu mes atidengsim ir ten viskas bus daug maž lygų ir gražu, išvada ta, kad tada reikės, nieks nepadengs antro stogo. Bet man labai įdomus yra jūsų komentarai. Kaip jūs sprendžiate, kaip pas jumis. Čia yra daug stogdengių, žiūrim. Žiūrim, kas toliau. Palapinė. Paskaito Amerikos stogai. Aktyvus stogdengys. Mano nuomonė, reiktų pradėti ieškoti bėdos nuo vėjalentės, nes neižvelgiu, kad ji būtų pritvirtinta tvarkingai. Labai geras pastebėjimas.
Bet gerai, pažiūrim dar kartelį. Dar grįžtame pasižiūrėti dar prie nuotraukų. Čia, atkreipkite, aš negaliu jums išdidinti šitų nuotraukų, bet čia jau toliau didinant, va matom visą rezoliuciją. Nesuprasi, kaip čia jinai yra prispausta. Gerai, žiūrim kitą nuotrauką. Va štai šitas plyšys po tą vėjelintę, nu jis yra kažkoks keistas. Man čia kažkaip tai keistai atrodo ta vėjelintė. Ir dabar, kai aš įsižiūriu į šitą nuotrauką, palaukit. Aš čia matau, jinai labai stipriai išsibangavusi. Va ties šitą vietą matau bangas šičia ir šičia. Aišku, kai ta skarda duodasi, kai kala vėjas, pas jumis prie ten, kur Klaipėda, tai kala vėjas ir ta skarda daužosi. Nu čia jo, aš jau dabar žiūriu, dabar taip atidžiau žiūrėdamas. Šita vėjelintė, toks kažkoks plyšys čia neturėtų būti. Nu, čia kažkaip tai keistai įdomu, kaip ten po apačia išspręsta. Ir jeigu tokios bangos, galbūt čia yra nelygiai ir grėbėstai. Žiūrim, ką rašo komentarai. Erikos stogai. Vėjelintė, nes neižvelgiu, kad ji būtų tvarkingai pritvirtinta. Taip, jinai įtartina. Toliau, raniliniai varžtai netinka lygiai stogo dangai. Tai aišku netinka. Tos gumelės ilgainiui praranda savo elastingumą ir po to ten pradės skverbtis vanduo. Taip, joms suteikiama 5 metai garantija. Taip susukti visi čerpiniai stogai. Raniliniai varžtai sukasi ant banguotos dangos. Taip, viršutinėme taške, ne, žemiausiame taške ties grėbėstais. Nes, nu, negalima į viršutinę dalį, žemiausiai daly. Taške, kur intensyviai neteka vanduo. Čia yra neteisybė. Reikėtų tikrai susimesti po kelis eurus ir išsikviesti normalius stogrengius. O tais visų meistrų galais po 3 metų vaikščiosim po namus su kiberais. Jeigu klystu, pataisykite. Nu, vat, taip ir išsiaiškinam. Dėl varžtų. Eikime prie to, kad jums reikia įrodyti teisme, jog gamintojas sumontavo stogą neteisingai. Va, šičia yra didžiausias, sakykime, klausimas. O kaip tai įrodyti? Jis sakys, aš pagal visus techninius reikalavimus, kurie neaišku, ar tokie iš viso parašyti, sumontavau tą stogo dangą. Toliau, varaniliniai varžtai nelygiai. Ai, tai čia tas pats. Čia 2 kartus jūs parašėte tą patį komentarą. Andrius, apie šitą skardinį stogą, manau, sklinda garsas per sienas, čia tik spėju. Yra tiesos, bet sakė, kad, išjungiu garsą, kad garsas eina ir, jeigu teisingai dabar atsimenu, kad garsas eina ir per kitus namus, kur nėra ant sienos. Bet irgi ant sienos klasikas vėjas kala ir daužosi tą skardą. Iš viso, koks yra teisingas sprendimas? Norint, kad skarda klasikas nesibanguotų ir nebarškėtų. To jums parodysiu. Ir nieks to nedaro. Lietuvoje. Nu, aš Tyvek Metallic. Yra tokia speciali difuzinė plėvelė. Įmetu jums DuPontas. To įmesiu jums nuorodą. Och, tu savo, ką man čia rodo. Gerai, einu per kitur. Tyvek Metallic. Sudėjus šitą difuzinę plėvelę, nebus problemų. Noriu didesnės nuotraukos. Nu va, žiūrim. Štai, įvedus į Google Tyvek Metal, yra speciali difuzinė plėvelė, kuri yra kartu su tokiais plaukeliais, va čia gal matysis geriau, ant pačios plėvelės yra plaukeliai, kokio centimetro storio, ir jinai klojasi tiesiai po stogo danga, va šičia, va. Ir klasikas priglunda, jisai nei barška, nei banguojasi ir atrodo, sakykime, nu jau idealiai tada. Kodėl jos nieks nededa? Todėl, kad kaina 7-8 eurai už kvadratą. Įveskim kainą. Ir visi taupom. Tyvek. Pirmas pasitaikęs. Tyvek Metal rulono kaina 300 eurų. 37 kvadratai. Taip, 301 dalinti iš 37
2,5 kvadrato. Kvadrato kaina yra 8 eurai. Tai yra tiek pat, kiek stogo danga. Tai sudėjus va šitą va medžiagą, tai Eivek Metal, viskas. Stogai nei barškėtų, nei banguotųsi ir mes dabar čia nedūsultume į nuotraukas, žiūrėdami, kas čia galėtų būti, kodėl jisai barška. Bet visi taupo, nori kuo pigiau tą kvadratą padaryti, taip ir turim. Kažkas mano peliai. Judam toliau, pasižiūrim, ką dar čia. Ką dar, man reikia uždaryti šitas visas nuotraukas, čia prisidariau. Šitas, ok. Kas toliau? Šitas plyšys dar iš esamų namų stogų, jis dar normalus. Plyšys apie vėjelintę turbūt, ok. Kai pabeldė radiatorius pas kaimynus irgi girdisi. Gali būti, Vaidas rašo, gali būti 122 žmonės žiūri šitą laivą. Labai prašau jūsų, paspauskite patinka ir jeigu galite, pasidalinkite šituo laivu, galbūt jūsų draugams bus įdomu ir jie užduos klausimą, galbūt paspręsime ir jų problemas susijusią su stogais ir šiek tiek su statybomis. Būsiu jums labai dėkingas už širdelės, būnu trigubai labiau dėkingas, dar nueinu pasižiūriu, kas uždeda. Per laivą uždeda širdelės gal kokie, kiek neatsimenu, apie 15-20 žmonių. Tai visą laiką įdomu, kas jas uždeda. Gerai. 100 būna laikų ir taip vat, nuo 10 iki 20 žmonių širdelės. Tai būsiu tikrai jums dėkingas už palaikinimus. Žiūrim toliau jūsų komentarus. Taip, jūs esate teisus, kad ant klasikinio stogo pagal techninius reikalavimus negalima sukti varžtų. Taip. Bet esmė ta, kad aš manau, kad jūs neturite kito pasirinkimo. Ir aš manau, kad jūs teisiškai neįrodysite, jog blogai yra sumontuotas klasikinis stogas statytojam. Čia noriu pabandyti rezumuoti jūsų visą šitą istoriją. Jeigu kas nors manot kitaip, man bus labai įdomu išgirsti komentarus, nes kol kas aš nežinau. Man bus labai įdomu paskaityti juos. Ir galbūt mes surasim šitą bėdą kartu, sprendimą kartu. Bijoti, kad per jūsų prisuktus varžtus pradės bėgti vanduo, aš nebijočiau, kas 5 metai užlipčiau ir patikrinčiau tą varžtą. Kadangi žemas nuolydis taip, jisai nėra gerai, bet iš kitos pusės jūs neturit pasirinkimo arba lupti tą stogą ir dėti prilydomą dangą, bet jums kažkaip reikia teisiškai įrodyti. Man labai būtų įdomu paskui sužinoti, kaip baigsis šitą istoriją, kad teisiškai įrodyti, kad tai yra blogai. Bet čia yra įdomiausias dalykas. Gerai, žiūrim toliau komentarus. Vaidas. Gali būti prastai padarytas namo karkasas ir per vėją juda visas namas, gali būti pato pasekoje ir skarda pukši. Iš tikrųjų, Vaidai, aš ten juk matosi nuotraukose, kad ir tas klasikas susibangavęs. Čia namo karkasas plius minus mažai ką gali nulemti. Toliau. Donatas. Ar patikimumo atžvilgių yra skirtumų? Ar patikimumo atžvilgių yra skirtumas tarp čerpinio profilio skardos, lyginant su moduliniais mažus lapus ir vientisus lapus per visą ilgį? Filosofinis klausimas. Geras klausimas. O kas yra patikimumas? Jeigu kalbant apie skardos patikimumą, tai yra tas pats. Toliau varžtų patikimumas. Varžtai pasislepia, bet jie ten pas modulinę čerpę pasislepia, bet jeigu apsnigs, tai irgi laikosi sniegas ir irgi gali pro jos pralysti drėgmė. Aš nematau didžiulio pliuso patikimumo prasme, lyginant modulinę skardinę čerpę su išilgais lakštais. Galbūt ir įmeskit nuorodą su brėžiniais, kur tikrai išsisprendžia šitie varžtai. Vizualinė prasme gal okei, ten jau geriau pasislepia, bet patikimumo prasme aš nematau didžiulio skirtumo. Dabar dar vienas labai svarbus momentas. Man kartais Facebookas neparodo jūsų komentarų. Nežinau kodėl. Ir
kartais ir aš pats pražiopsau. Čia vyksta daug veiksmo, daug klausimų, daug judesio ir aš kartais tai pražiopsau. Tai nepykit, tada siūskite klausimą asmeninę žinutę į Stogo danga puslapį, iš kurio aš transliuoju šitą laivą ir aš jums asmeniškai atsakysiu. Kitą dieną. Rytoj. Gerai. Taip, skaitom toliau. Kokius varžtus rekomenduojate naudoti tokiu atveju? Evaldas klausia. 4,828 stoginiai varžtai su tarpine. Daug kas jais prekiauja. Aš irgi. Kiek ten? 20 eurų dėžutė, 250 vienetų. Galit pas mane nusipirkti. Šitais varžtais atsivežu, prekiauju. Nežinau, labai senai. Jau čia gal kokie 10 metų. Dar nieks nebuvo atėjęs pasakyti, Eugenijau, nuo tavo dažų nubirėjo, nuo varžtų nubirėjo varžtai, dažai, nuo tavo varžtų nubirėjo dažai. Jie brangoki, galima rasti senukose 2 pigiau, bet aš esu ramus dėl kokybės. Erikas rašo, specialistas šitas Erikas, aš maladėts. Būtų arčiau, tikrai nuvykčiau ir raščiau problemą, kame tas reikalas. Nesigirsiu, bet Classic danga čiupinėjau nekart ir jį labai patiko. Ir jei čia klik, tai nėra sunku numontavus vėtrinę ir nepažydžiant lapų kelis nuimti iš patirties kalbų. Erikai, man net būtų įdomu pamatyti video, bet gal va žmogus sumokėtų Erikui, kad surastų problemą. Man atrodo, tai būtų pigiau, kad Erikas nuvažiuotų ir išspręstų problemą, negu tampytis po teismus ir aiškintis, kas kaltas ir kaip ten išsimušti. Nežinau. Čia šiaip mano subjektyvi nuomonė, aš galiu ir klysti. Erikai, dabar kas mane šitoj vietoje neramina, kad kliko klasiką nulupant, antrą kartą tas dantukas gali taip gerai neužsisekti. O ten yra vėjuota. Ir jeigu jis blogai užsiseks ir atsiseks po kokio pusmečio ir tas lakštas nulėks nuo stogo ir įlėks į kokią mašiną, neduok dievę žmogų, tai gali būti didesnių problemų. Šitas niuansas mane neramina. Žiūrim toliau. Tipo Martis klausia, ką galėtum pasakyti apie Ranila Classic stogo dangą? Tipo Martis, Martinas turbūt. Negaliu komentuoti konkurentų stogo dangos. Sorry. Negaliu. Neetiška komentuoti. Tai aš pats prekiauju plieninę stogo dangą, aš metęs jau esu čia jums nuorodą. Ir, neetiška. Žiūrim toliau klausimas. Evaldas rašom. Namai nėra karkasiniai. Išorinės sienos monolitas. Papasakokit plačiau, kaip tinkamai išspręsti varžtais tą problemą. Evaldai, su varžtais imate stoginius varžtus 4,828 su tarpinė ir prisukit jūs juos kas per centrą lapo. Visą tai, ką sakau, tai negalima daryti. Pabrėžiu, taip negalima daryti pagal knygutę. Ir dabar, jeigu taip ištraukus iš konteksto mano žodžius, ten labai galima taip mane suvartyti. Bet šitoje situacijoje aš nematau kito sprendimo ir aš pats paimčiau ir pasimčiau Eriką. Ir sakyčiau taip, Erikai, duosiu tau 300 eurų, jeigu surandi, jeigu nesurandi, sorry, nieko neduosiu. Ir surask man problemą, va aš tau 300 eurų, nes Erikas viešai parašė, kad gali surast problemą. Bet šiaip tai jeigu ne Erikas, tai aš prisisukčiau varžtus kas metras per centrą lapo. Ir manau bus gerai. Jeigu bus dar daužysis, tai yra tikimybė 10 procentų, tai dar kas pusę metro. Kad būtų kas pusę metro, per centrą klasiko po vieną varžtą. Taip, kur čia? Tai kaip ir Evaldo klausimą atsakiau. Vidmantas, sveiki, kokios maždaug parapeto apskardinimo kainos su laikikliais, sienos plotis 5-6 cm? Vidmantai, aš nesu stogdengys, tai netlieku darbų ir aš nedrįstu atsakinėti šitą klausimą. Bet galbūt čia meistrai jums atsakys, nes čia žiūri meistrai, galbūt jie geriau žinos,
nežinau, ten kainos nuo 20 iki su laikikliais, čia laikikliai traukti tą kainą. Parašykite iš kokio miesto, kiek metrų ir aš tikiuosi, kad iš kokio miesto, nes Vilniuje visą laiką viskas brangiau. ir kiek metrų, nu, aš tikiuosi, kiti meistrai jums atsakys. Sveiki, norėčiau apsišildyti stogą. Ką rekomenduotumėt užsipūsti? Užsipūsti poliuretaną ar vatą? Čia panašiai kaip šitas labai dažnas klausimas, Evaldo. Ką naudoti, poliuretano putas ar vatą? Abi stogo apšiltinimo medžiagos turi savus pliusus ir minusus. Pradėsiu nuo taip. Jeigu jūsų stogas neleidžia, yra maža, vietos jūs neturite. Mes kalbame apie stogą, tai reiškia apšiltintas stogas. Nusišnekėjau. Šlaitinis stogas. Mes kalbame apie tai, kad tai yra šlaitinis stogas. Šlaitinį stogą iš apačios, jeigu jūs neturite vietos, kur pridėti tos vatos, nes vatos dabar aš siūlau dėti 40 cm. Jeigu ten ne kitaip parodyta jūsų projekte. Tai dabar, ką aš norėjau pasakyti, jeigu nėra vietos, kur tą 40 cm sudėti vatos, tada purškite poliuretano putas ir 100 metų ramu. Jų minusas tas, kad jos yra brangesnės. Antras minusas, kad jos gali geriau praleisti garsą negu vata. Čia mes šiandien laivo tema tai apie garsą. Tai va šitas niuansai jos tokį turi. Tai taip. O jeigu jūs turite vietos, man patiko statybo ABC, ką dabar darom. Jie deda vatą 20 cm ir dar iš apačios sudeda garo izoliacinę plėvelę ir dar iš apačios sudeda, o gal plėvelės ir nedėjo, neatsimenu, sudeda vatą 20 cm ir iš apačios ant laikiklių prisuka putplasti iš apačios gegnių. Ir ten jį užglaisto, užsilikonina viską, užhermetina ir namas praeina sandarumo testą. Ir gaunasi 40 cm apšiltinimo sluoksnis. Maišau gal 35 ar 40, kažkas iš tos operos. Ir namas būna idealiai sandarus ir idealiai šiltas. Tai šitas variantas man labiausiai patiko. Dabar, jeigu aš savo dėčiausi, purkščiausi turbūt, jeigu išlaitinį stogą, tai daryčiausi su poliuretano putomis ir tai yra brangiau, bet aš, jeigu gyvenama palėpė, taip išloščiau kambarių plotą, didesnis kambarius turėčiau. Bet abi medžiagos ir vata, ir poliuretano putos yra geros, svarbu teisingai visą taip sumontuoti, nes galima nusipirkti ir šūdiną vatą, kuris sukris, galima nusipirkti ir šūdiną poliuretaną, kuris irgi gali sukristi. Tai čia yra jau kita tema. Donatas. Aš apie patikimumą dėl drėgmės pratekėjimo ant stogo 16 laipsnių. 16 laipsnių. Ant 16 laipsnių stogo jūs turbūt klausite apie varžtus. Aš jau, kai čia tiek daug prašneku, tai jau pamiršau. Donatas, dar pažiūrim, ką aš. Patikimumo atžvilgiu tarp čerpinio profilio suma. Dėl drėgmės pratekėjimo. Donatas klausė, kas geriau, ar ištisiniai skardiniai lakštai čerpiniai ar moduliniai. Patikslino klausimą apie patikimumą dėl drėgmės pratekėjimo ant stogo, kurio nuolydis 16 laipsnių. 16 laipsnių yra mažas stogas. Žemas nuolydis. Aš biškį dabar nešneku, nes man parodė, kad aš atsijungiau ir mane jungia atgal. Grįžau į eterį. Nežinau, ar jūs pamatėt, pastebėjot, kad aš buvau atsijungęs. Ir matau čia Facebooko bajerį. Kaip aš dar ryšio zonoje? Gerai, tai dabar jeigu 16 laipsnių stogas, įsivaizduokit modulinės čerpės, ant jo laikysis sniegas. Modulinės čerpės yra jungtis kas kiek, kas 35 cm, kas 40. Pilna jungčių, čia kaip šiferiniai lakštai. Aš ant tokio nuolydžio modulinių čerpių nedėčiau. Dėčiau ištisinius lakštus, nes varžtų sandarumo prasme ištisinis lakštas, mano nuomonė, yra sandariau. Gerai.
Žiūrim toliau. Sveiki, šiek tiek apie statybas. Tuoj pradėsiu daryti pamatus. Antonas klausė. Ir įdomu, ar gal iškart drenažą padaryti prieš statant namus ar po, nes labai daug vandens susirenka tame sklype. Antonai, drenažą pasidarykite, jeigu turit galimybę kuo anksčiau. Nesu aš drenažo ir pamatų specialistas, bet drenažas statybos yra žiauriai reikalingas dalykas ir geriau viską daryti sausam sklype. Tai būtinai pasidarykite, jeigu yra galimybė. Drenažą verkiant reikalingas sklype ir jį tikrai turėsit padaryti. Tai pasidarykit jį anksčiau. Algirdas Gutkovas, mano bičiulis, labai geras kardininkas. Nematytas 100 metų. Ką jisai rašo? Labas, nustik klasiką varžtais badyt. Nustok klasiką varžtais badyt. Algirdas yra labai geras klasikinių stogų specialistas. Ir jisai dabar ką tik išėmė iš konteksto mano žodžius, kad klasiką reikia subadyti varžtais. Taip, tai yra blogai. Bet yra dar blogiau gyventi name, kurio stogą pastoviai daužo vėjas skarda. Jeigu jūs žinote geresnių sprendimų, nesubadant varžtus, sutaisyti klasikinį stogą, aš tikrai noriu sužinoti. Deividas klausia, tai fasadą irgi su varžtais prisukti čia, tai žiauru. Čia žiauru. Vizualiai atrodys kaip sušaudytas. Na taip, tikiu, kad išspręs bėdą dėl bildėjimo. Žiūrėkit, šitą laivą žiūrėjo 100 žmonių. Niekas nesugalvojo geresnio sprendimo. Nu va, Eriko stogai. Parašykit. Gal Eriko stogai suras problemą, mes dar video padarytų, Erikas jau pofilmuoja. Kaip išspręsti tokį klausimą? Aš pats norėčiau sužinoti. Arba tampykitės po teismus ir pabandykite įrodyti jiems. Užtampykite jos po teismus, kad blogai sumontuota. Turit, jeigu tam laiko, pinigų ir finansų. Ok, užtampykit, jiems nusibos, jie nulups tą jūsų klasiką nuo sienų ir uždės lentutes. Ir tada sužinosim. Gal mes tada visi sužinosim, kas ten buvo blogai. Tas tiesa, atkabinus kažkiek pasižeidžia klikas, bet užmontavus atgal lapus spec replės virinaus ir gaminau, kad užspausti. Persipjaunu per kairį petį, bet vienam stogui teko nuimti porą lapų jau 4 metai ir laiko, kad ir buvo labai lapai numontuoti ir vėl užmontuoti. Erikas pasakoja apie situaciją, kurią aš minėjau, kad klikas klasiką numontavus ir vėl užmontavus jisai gali atsikabinti, iš viso neprisikabinti. Dar, Erikai, tai vienas niuansas, kiekvienas gamintojas kliką daro vis kitokios formos. Tikiuosi, tavo pagamintos replės sugeba kiekvieno gamintojo formos kliką sutvarkyti. Galbūt. Nu gerai, čia nesmė. Tai jeigu, žiūrėkit, iš 100 žmonių, kiek žiūrėjo, vienintelis Erikas pasisiūlė išspręstą problemą. Deividai, jeigu aš teisingai dabar atsimenu, čia yra jūsų stogas. Jo, Deividai. Susirašykit tiesiai su Eriku, jeigu jisai apsiema sutvarkyti jūsų to stogą, nu man pačiam bus įdomu išgirsti, papasakot per laivą kitiems žmonėms, nu kokia buvo bėda ir kaip ten Erikas sutvarkė. Toliau, tipo Martis. Ne taip paklausiau, ką galėtumėt papasakoti apie pleninius klasik stogo dangą ir kur rasti pas jumis apie juos info kainą. Gerai, kartoju. Klasikiniai stogai. Įmetu komentarą, čia yra nuoroda su kainomis. Dabar aš pakomentuosiu, aš jums visiems pakomentuosiu, iš tikrųjų parodysiu, kas yra klasikiniai stogai. Čia yra mano internetinis puslapis. Klasikiniai stogai, jūs matot pelę, jo, matote. Skirstomi į 2 rūšis, užvalcuojamas ir užspaudžiamas, klikas. Užvalcuojamas, jisai nors ir 6,60 €, čia yra 8,30 € kaina su PVM. Nors jisai yra ir pigesnis iš pirmo žvilgsnio, bet su laikikliais, jam reikalingi specialūs judantis laikikliai, kaina gausis tokia pati kaip ir šį, čia 8,30 €. Charakteristikos. Kaip atrodo, palaukit, aš jums parodysiu.
Vat, taip yra užvalsuojamas, jam reikalingos specialios replės, jį sumontuoti yra sudėtingiau, brangiau, bet aš savo susimontavau užvalsuojamą klasikinį stogą, ne užspaudžiamą. Užspaudžiamas yra, vat, pasižiūrim, kaip atrodo užspaudžiamas. O, kaip čia pasidaręs aš. PNG failas. Nu, maladėts. Atradau savo bėdą. Geras. Nu, gerai, klikas užspaudžiamas, matot, yra su tokiu vadantuku. Ir kas mane neramina, kad va, jisai vieną kartą užsisega, viskas ok. Bet jeigu mes jį atlenksime ir paskui vėl bandysime atgal užsekti, gali, nu, man yra neramu, kad tas skarda taip gerai neprisikabins. Va čia mano tokia yra baimė. Reziumuojant apie klasikinius stogus, jie arba patinka, arba nepatinka. Juos sumontuoti yra sudėtingiau negu čerpinį trapecinį profilį. Ką dar, jie panašus į klasikinius senovę. Ne, nu, čia nesmė, į ką jie panašus. Yra čia padengimai, kaip ir su visomis dangomis, kaip ir su trapecija, kaip su čerpė. Tai yra poliesteris ir puralas. 6,60 € arba 9 €. Net nežinau, patikslinkit jūs klausimą, aš čia galiu apie tai ir visą seminarą jums pasakot. Tai taip, karkasas, kokia vata patartų, Darius klausia, karkasas, kokia vata patartume dėti, tiek į stogą, tiek į sienas. Dariau, pasimčiau, aš padaryčiau konkursą Parok, Rokvulas ir Knaufas. Lakštinė, kad būtų kieta vata, nesukrentanti. Ir aš išsiveščiau varžą. Nes kaip mes perkame sviestą, mes žiūrime ten litro kainą, kilogramo kainą, kai perkame ten dešrą irgi žiūrim kilogramo kainą, tai galime taip pat išsivesti varžos kainą arba šilumos pralaidumo koeficiento kainą. Ir jūs pažiūrėkit, susidėję, pirkite kažką, kurio kaina už varžos gaunasi mažiausia. Viskas. Tik reikia žiūrėti, kad būtų kieta vata nesukrentanti. Ten kažkokias, nežinau, galbūt yra tos klasės, aš tiek daug nesigilinau. Bet svarbiausia, žiūrėkit varžos. Aš kaip pirkau savo vatą, pasižiūrėjau tų trijų gamintojų, Parok, Rokvulas ir Knaufas. Ir man gavosi Knaufas pigiausiai. Bet tai čia pas mane yra ruloninė, perdanga ir visai kas kita. Reikia kiekvieną kartą žiūrėti individualiai. Taip, karkasas kokia vata, Eriko stogai, Dariaus Tankievičiaus, eko vata. Čia atsakė kažkam, tai jau aš jau pamečiau mintį. Žiūrim toliau, Ramūnas. Dirbu netoliese, jei dar turi mano telefono numerį, gali duoti. Ramūnai, tai čia man aš turiu duoti jų tavo numerį. Tai susirašykit, jūs čia matote vienas kitą, ką aš dar čia tarpininkausiu. Jūs viešai eteryje. Gerai, judam toliau. Aš dažnai sakau, judam toliau. Algirdas. Siauras klasikas valsuojamas išsprendžia tas bėdas. Be abejo, Algirdai išsprendžia tas bėdas, taip pat ir išsprendžia Tyvek Metallic plėvelę, apie kurią aš irgi pasakojau. Ją galima dėti po bet kuriuo klasiku, bet mes jau turime bėdą. Dabar mes galime sakyti, žinai, tavo mašina sugedo. Ir aš galiu sakyti, bet nusipirkus naują mašiną problemų nebūtų. Taip nebūtų, bet mes jau turime kažkokią sugedusią mašiną, kurią mums reikia suremontuoti ir kažkaip išspręsti. Juozas Janulis. Ar klasikui būtina kalibruota mediena? Jo, atsakysiu taip. Šiais laikais, kad nenusipirkti šūdo, atsiprašau šitą žodį, primokėkite, kad būtų kalibruota mediena ir bent jau šitoj vietoj nebus, bent jau šitas faktorius, kuris gali sukelti rūpesčių, atsimes. Nu ir dzin, kad neprisikabins, vanduo vis tiek nepateks. Nu ir dzin, čia... Isoverį. Jo, isoveris. Teisingai. Gerai, draugai. Šitas visas laivas buvo apie vieno žmogaus stogą. Mes čia labai daug pradiskutavome.
Sekanti, matau, šitas laivas jau nebuvo toksai aktyvus kaip ir prieš savaitę, dėl to man yra ženklas, kad aš turiu daryti laivus kas 2 savaitės. Tada būna daugiausia žmonių įsitraukimas. Tai kągi, ačiū, kad žiūrėjot. Rašykit toliau, jeigu aš jūsų praleidau klausimą, tai parašykit man asmeninę žinutę ir aš jums atsakysiu asmeniškai. Dar geriau, kad parašykit savo telefono numerį, tai būna perskambinu ir man būna greičiau, negu ten rašyti tos tekstus ir panašiai. Labai buvo faina su jumis pabendrauti, kaip visą laiką smagu. Ir iki pasimatymo po 2 savaičių. Ate.